O čia, aišku, buvo senai. Gruzinas 3 metus kariuomeniai Gruzijai. Nu kas ta Gruzija? Kaip Lietuva, mažytė, švogerių kraštas, reiškia. Pusė Gruzijos suvažiavę, papachos, čerkėskos, kinžalai. Visi avinai papjauti. Šašlykas kepa. Vynogės nurinktos, vyno bačkos stovi. Ir tėvas su tokiu didžiuliu ragu. Karvės, apsirengęs kalniečio uniformą, pasitinka sūnų ant Taulo vartų. Mano mielas sūnau, šiandien aš į tave kreipiuos ne kaip tėvas į sūnų. 3 metus tarnavai Gruzijai, bet aš kreipiuos ne kaip gruzinas į gruziną. Šiandien aš į tave kreipiuos kaip vyras į vyrą, nes 3 metai kariuomenės, tokia vyriškumo mokykla. Todėl kaip vyras vyrui siūlau šitą ragą, ne vyno, bet čiačios, nacionalinės gruzinų degtinės, kaip vyras vyrui. Tėveli, galima šampaną? Nu įger šampaną. Padokit dėšmą, padokit šašlyką iš didžiojo juodojo avino mano sūnui, gruzinui, vyrui. Tėveli, galima saldainį? Pusę valandos baliaus praėjo, sūnus taip nuo stalo pakyla. Tėveli, aš biškį į tualetą nubėgsiu. Tėvas tik pažiūrėjo, nuo sienos šautuvą. Motina, vanu, kam šautuvą įmi? Nu jeigu damiš atsitūpęs.